Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Šlamščiukai! Sveiki, vaikai! Su naujais metais! Ar linksmai sutikote naujus metus? Aš tai linksmai sutikau naujus metus. Aš taip pat. Ar pasiilgote mūsų laidelių? Mes tai labai jūsų pasiilgame. Kaip varliukai praleidote atostogas? Aš kiekvieną dieną žaidžiau mokyklų per atostogas ir visą laiką buvau mokytoja ir man labai patiko. Aš praleidau labai linksmai savo atostogas, nes galėjau eiti pas savo draugę. Žaisti labai linksmai ir ilgai. Mano atostogos buvo labai gražios, nes per kūčias visa mano šeima susirinko pas mane, o kalėdų dieną ėjom pas pusseserę. Naujų metų išvakarėse buvo mano pusseserės 18 gimtadienis. Ir man ten buvo labai smagu, nes mačiau fejerverkus ir valgiau labai skanų tortą. Beveik visas atostogas praleidau žaisdamas kompiuterinius žaidimus. O aš buvau Lietuvoje. Ten labai įdomiai mes šventėme kūčias. Valgėme 12 patiekalų, traukėme šiaudą iš po stalo. Tas, kuris ištraukė ilgiausią šiaudą, tas ilgiausiai gyvens. Vėliau mes kitaip įdomiai būrėmės. Tuomet bėgome į lauką, klausėmės, iš kurios pusės šunys los. Sakoma, iš kurios pusės išgirsi šunų lojimą, iš ten būsimas vyras atvažiuos. Buvo labai smagu ir įdomu. Man mama sakė, kad tokius pačius papročius turėjo ir senovės lietuviai. O kam jam buvo reikalingi tokie papročiai? Ką jie reiškia? Juk kiekvienas nori žinoti, kas mūsų laukia ateityje. Argi ne, varliukai? Taip, tikrai. Taip pat visus nesuprantamus žmonėms reiškinius senovės lietuviai priskirdavo dievams. O kokie buvo senovės lietuvių dievai? Senovės lietuviai, dar kitaip vadinami baltais, turėjo labai daug dievų, bet pagrindinis dievas buvo perkūnas. Perkūnas galėjo skraidyti, nes vietoj kojų jis turėjo debesį. Oho! Sakoma, kad perkūnas turi trumpus plaukus ir yra jaunas, o kai kurie sako, kad perkūnas yra senas su barzda. Turėjo jis dar apsiaustą, jį visada užsidėdavo. Jos simbolis buvo keistas, bet atrodė kaip susijungę žaibai. Perkūnas tikrai gyvena danguje, nes turi debesį vietoj kojų. Perkūnas yra Lietuvos ir lietuvių globėjas. Jei kai kurie žmonės yra negeri, tai tada jie būna baudžiami. Perkūnas meta žaibą į tą žmogų arba padarą. Tai parodo tam padarui arba tam žmogui, kad taip negalima. Kas toksai? Perkūnas. Negi tu nebijai perkūno? Papasakok daugiau apie perkūną. Baltai galvodavo, kad jeigu jų kraštą kaukina sausra, vadinasi, kad kažkoks blogietis jų paėmė visą vandenį ir įsivaizduodavo, kad perkūnas kovoja su blogiečiais. Kai pagaliau prapliupdavo lietus, visi džiaugdavosi perkūno pergalę. Buvo manoma, kad perkūno kvėpavimas sukelia vėją ir vitrą smūgių. Kai perkūnas važiuodavęs per dangų dviračių ar keturačių vežimu, pakinkytų eržilų, ožiais ar jaučiais, žmonės girdėjo griaustinį griaudžiant. Arba kai griaudžia, reiškia perkūnas miltus mala. Akmenys raičioja, tikėta, kad perkūnas persekė jos, ne savo mirtimi, mirusių žmonių vėles. Tos vėlės darydavosis blogos žmonėms. Jos naikindavo derlių, kenkdavo gyvuliams ir uždarydavosis vandenį, reikalingą augalams. Perkūnas jas mušdavęs strėlėmis, akmeniniais ar variniais kirvukais. Štai koks buvo perkūnas. Ei, varliukai, ar jūs dar žinote kokių nors baltų dievų? Yra toks berods. Na, nežinau.
Mes turim daugiau sužinoti apie juos. Visiškai sutinku. Ir aš žinau, kieno galėtume paklausti. Ir sužinoti apie baltų dievus. Pakalbinsi mano pirmųjų mokslų 7-mečius. Bėgam, Saulė, apklausime juos. Koks tavo vardas? Mano vardas yra Alita. Kiek tau metų? Man 6,5. Galbūt tu, ką nors žinai apie baltų dievus. Taip, Gal galėtų mums papasakoti? taip. Aš daug žinau apie raganą. Jinai miško deivė. Jeigu tu eisi į mišką, tu ją pamatysi. Oho, kokias dar deivės pažįsti? Aš pažįstu Saulę. Saulė yra gėrio idealas, piemenų globėja, šildytoja. Aš dar žinau šiek tiek apie tokį dievą velnią. Jis siejamas su požeminio pasaulio kūrimu. Koks tavo vardas? Kiek tau metų? Mano vardas Emilija ir man 7 metai. Aš dar žinau apie keletą dievų. Aš galėčiau jums papasakoti apie dievą senelį. Dažniausiai pasirodo stebuklinėse pasakose ir sakmėse. Taip pat galėčiau papasakoti apie Eglių žalčių karalienę. Tikriausiai jūs kiekvienas ją gerai pažįstate. Ši moteris ištekėjusi už žalčių karaliaus Žilvino. Ji yra šeimos santarvės sergėtojo simbolis. Paskutinis dievas, apie kurį norėčiau papasakoti, tai kaulinis diedas. Šis dievas yra požemių dievas. Jis yra visų amatų išradėjas, žinantis visas pasaulio paslaptis. O koks tavo vardas ir kiek tau metų? Mano vardas Gabija ir man 7,5 metų. Aš taip pat noriu papasakoti apie porą dievų. Pirmasis būtų Rugių boba. Ši deivė yra gyvenanti dvasia. Taip pat aš norėčiau papasakoti apie deivę Gabiją. Todėl, nes mano vardas irgi yra Gabija. Gabija yra ugnies deivė, šeimos ir buities globėja. Ir paskutinė deivė, apie kurią aš norėčiau papasakoti, yra Laumė. Ši deivė keršija tinginiams, apmaina vaikus, sudrasko jų rūbus. Oho, buvo labai įdomu. Ačiū Alitai. Ačiū Emiliai ir Gabijai. Už tokį įdomų pasakojimą apie baltų dievus minimus sakmėse. Oho, o kitos tautos irgi garbino Perkūną. Ne. Kitos tautos turėjo savus dievus. Pavyzdžiui, senovės graikai turėjo visai kitokius dievus. Vyriausias graikų dievas yra Dzeusas. Jo tėvų vardai yra Kronas ir Rėja. Vardas Dzeusas yra kilęs iš indų mitologijos dangaus dievo Dzeuso. Dzeusas galėjo būti rašomas vardu arba simboliais. Jis turėjo 3 simbolius – žaibas, skeptras ir erelį. O Dzeusas yra panašus į graikų karalių. Yra tik keli skirtumai, pavyzdžiui, jis rankoje turėjo žaibą. Dzeusas gyveno Olimpo kalne, kaip ir kiti dievai. Iš ten galėjo bausti nedorus žmonės ar gyvūnus, sukeldamas audrą. Dzeusas globoja miestus, namus, nuosavybės, svetimšalius ir svečius su savo dukterim, kuri yra teisingumo dievė. Jos vardas buvo Dikė. Dzeusas žiūri, ar kas būna blogas ar geras ir kuriuos reikia nubausti ar apdovanoti. O gal kas nors žinote, kokiais dievais tikėjo vikingai? Būtų labai įdomu išgirsti. Aš žinau. Pagrindinis vikingų dievas yra Odinas. Odino simbolis yra 2 varnos ir 2 vilkai. Jis keliauja po pasaulį senio pavidalu. Šis klajotojas, Odinas,
vaizduojamas apakusiu viena akimi, kartais visai aklu. Jis vaikšto su lazda ir turi ilgą žilą barzdą. Odinas yra karo ir išminties dievas. Kartais jis gali būti net karo kurstytojas. Aš labai norėčiau jums papasakoti apie Egipto dievus. Būtent apie Amoną Ra. Ra pirmą sukūrė save, o po to sukūrė pasaulį, dievus ir žmonės. Tai reiškia, kad Ra yra kūrėjas, Ra yra apsirengęs baltą sijoną ir ant jo galvos yra užsidėjęs paukščio galvą ir ant tos paukščio galvos yra saulė. Jis rankose laiko lazdą. Ir dar jisai turi ilgus plaukus. Amonas Ra yra Egipto vyriausias dievas. Ir jisai gyvena danguje, nes jisai yra saulė. Ra globoja ir padeda Egipto gyventojams ir dievams. Amonas Ra yra teisingas ir labai gailestingas. Vaikai, kuris dievas jums patiko labiausiai? Nupieškite ir aprašykite jį ir siųskite mums savo darbalius į elektroniniu paštu smalsiukai@ltlt.lt. Labai lauksime jūsų laiškučių. Geros dienos. Ate. Pasimatysim kitą kartą. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Minelskaitė, Rojus Česonis.